Na kągi, labas visiems žiūrintiems šią video pamoką. Šioje pamokoje parodysiu, kaip naudojant Samrocaster programą ją pilnai automatizuoti ir pasidaryti visų taip manęs prašomą dalyką, muzikinius pageidavimus, kai eteryje nieko nėra, taip sakant, kai eteryje yra serveris, na ir kaipgi pasidaryti tuosgi, kaip sakot, jūs valandinius džiunglus. Tai visą šitą parodysiu šioje pamokoje, tai nėra taip sunku, kaip atrodo. Tiesiog reikia truputėlį laiko ir nepagailėti, aišku, nervų, nes gali taip iš pirmo karto ir nepavykti. Visų pirma, ko mums reikės, tai mums reikės dviejų paprastų dalykų. Reikės programos app-serv ben 2.5.10 versijos. Nuorodą patalpinsiu po video, iš kur ją persisiųsti. Taip pat reikės ir, aišku, Samrocaster programos, taip pat nuorodą patalpinsiu po video. Susirašome app-serv, atsidarome štai taip, viskas kaip ir paprastai, nieko nekeičiame, visą laiką spaudžiame next, na pas mane kadangi jau yra, tai aš negaliu jo instaliuoti, visą laiką next, nieko nekeiskite, spauskite next, įveskite slaptažodį ir spauskite next, viskas įsirašys. Samrocasterį kaip instaliuoti pasakoti turbūt nereikia, na, bet kas nežinote, tai parodysiu. Visų pirma, mums reikės Samrocasterio. Štai, atsidarome Samrocasterį, setupą, spaudžiame yes, spauskite next, nurodykite direktoriją, kur instaliuosis, spauskite next, pasirinkite MySQL serverį, pasirinkite antrąjį pasirinkimą, įveskite slaptažodį, kurį įvedėte jau instaliuodami app serverį MySQL slaptažodį ir spauskite next. Viskas įsinstaliuoja, kuo puikiausiai, pasileiskite programą. Kaip matote, pas mane visiškai tuščia. Yra viso labo yra tik tais 3 dainos, jokių apgaulių, galite žiūrėti. Visų antra, mums ką reikės daryti, mums reikia failų, per kuriuos klausytojai galės pageidauti muzikos, kai nieko nėra. Failai visi galvojate, kad jie yra labai brangus ir jų gauti neįmanoma. Jūs klystate. Šie failai įsinstaliuoja kartu su programa Samrocaster. Štai visi failai. Kaip matote, visi failai yra. Spauskite copy ir eikite į app serverį, kurį instaliavote, buvo direktorija, čia įkopijuokite failus. Kopijavau, štai viskas. Sudėkite naršyklę ir patikrinkime, ar ir būtent mūsų app serveris veikia. Tai pažiūrėsime, čia jau viskas veikia. Įkeliame štai, app serveris veikia, na, pabandykime nurodyti, kad eitų mums būtent į pageidavimus. Štai, viskas, rodo grojusiamą dainą, James Morris, I Want Let It Go. Galima įsitikinti, ar tikrai ši daina gros. Atidarykime Samrocasterį. Štai, ši daina groja. Pabandykime pažiūrėti, ar veikia kokios dainos gros eteryje. Štai. Coming Up ir rodo, kad ateinančios dainos bus būtent šios dvi. Kaip matote, jos yra čia. Na, kad nebūtų jokios apgaulės, parodysiu, kad tikrai pageidavimai visiškai pilnai veikia. Eikime į playlist.php. Štai, atsidaro toks langas ir yra mygtukas request prašyti. Spaudžiame request ir rodo, kad ši daina jau grojo eteryje. Na, bandome šią. Ši taip pat jau grojo eteryje. Tik vienas dalykas, ko dabar neparodžiau, config, spauskite request čia ir įrašykite savo IP adresą. Būtinai įrašykite savo IP adresą, kitaip niekaip neprisijungsite. Programa niekaip neprisijungs prie MySQL serverio ir negaus užklausos. Ir spauskite save. Gerai, įsikelkime daugiau dainų, kad galėčiau parodyti, kad tikrai viskas veikia. Tarkim, kad ir muzika neatrinkta. Spaudžiam 210 dainų. Na, visų mes nepridėkime, mums užteks tiek, kiek įkėlė. Ir einame čia, perkrauname, ir štai visą dainos atsirado, aš ką tikės visą sukėliau į programą, visą tai puikiai matėte, na ir pabandome prašyti Coldplay's Paradise kūrinio, request. Štai, kūrinį užsakėme,
mums leidžia pasirinkti dedication, kam dedikuojame kūrinį, savo vardą ir žinutę. Na, pabandome parašyti Ernestas ir tarkime your name, your message. Linkiu geros pamokos. Dedicate. Štai. Linkiu geros dienos, bijai Ernestas. Viskas tvarkoj, keliaujame į programą. Štai. Cold play kūrinys, Paradise, request prašytas, eteryje gros, viskas tvarkoj. Gerai, dabar parodysiu, kaipgi tą dalyką pasidaryti, kad visas reikalas su valandomis, su valandiniais džinglais. Na, jeigu norite tiksliai, jums reikės naudoti PAL skriptus, bet kadangi aš nelabai noriu dalinti PAL skriptus visiems, tai parodysiu kitą variantą su eventais. Spauskite pridėti, evento vardas, na, tokiame valandinis, valandiniai šiaip nelabai tiksliai gros, vėluos kokie žiūrint, kada prasidės kūrinys. Likus, tarkim, jeigu kūrinys prasidėti dabar ir šaukinys turėtų skambėti už 30 sekundžių, tai jis sugros tik po kūrinio. Mes, tarkim, pridėkime failą, kuris turėtų groti, tarkim, kad ir Soundgirls, šitas. Spaudžiame šitą ir čia mums rodo datą, kadagi kūrinys turi groti, kadagi tai turi groti eteryje. Tarkime, mes padarykime, kad tai turi groti 8 dieną, tai yra šiandien. Ir žinokit, blogai čia jis man rodo. Arba mano kompiuterio data nenustatyta. Tai pasitikslinsim, argi mano kompiuterio data nenustatyta. Tai žiūrėsim, žinokit, labai atsiprašau. Taip, mano kompiuterio data nenustatyta. Visas šitas turi groti, tarkim, šiandien. Ir tarkim, mes norime, kad jis sugrotų, tarkim, 19:40 lygiai vidurnaktį, 19 minutę ir 46 sekundę. Pridedam laiką ir spaudžiam OK. Paleidžiam muziką ir žiūrim. Visas šitas turi sugroti 46 minutę. Einame į grojaraštį ir stebime. 46 sekundę turi čia atsirasti tas kūrinys, kurio aš įdėjau į eventus. Na, išsimeskime čia ir eventus, kad viskas matytųsi. Na, štai eventų logas. Cold Paradise groja eteryje ir 46 sekundę berods turi čia viskas išsimesti valandinis tas mūsų, kurį mes padarėm. Gerai, žiūrim, 46 sekundė jau artėja ir pažiūrėsime, ar viskas gerai veikia. 41, 42, 43, na, laukiam ir 46 buvo. Na, ir štai, įsidėjo. Matote, 46 sekundė, viskas tvarkoje, programa viskas sureagavo, įvykdė mūsų eventą, mūsų prašymą, valandinį įdėjo į grojaraštį. Jis gros 23 minutę, už 3 minučių po Cold Paradise kūrinio. Na, mes jeigu jūs visą laiką būsite jau žiūrėsite, tai viskas vyksta čia, kiaurą parą, tai galite spausdinti fade ir viskas nusifeidins. Su PAL skriptais yra viskas daug paprasčiau, PAL skriptai padaro viską už jūs automatiškai. Na, PAL skriptų tikrai nedalinsiu, neprašykit ir tikrai už dyką jų neduosiu. Taigi, PAL skriptus galima paprastai pridėti. Daug PAL skriptų yra jau ir susirašo su programa. PAL skriptus galiu pasakyti, galite rasti Sam Broadcaster forume, tik reikia pasiieškoti ir nepatingėti. Štai kiek PAL skriptų mums prideda programa, kai įsirašo, pas mane yra valandinis, bet aš jo netidarysiu, nes matysite visą reikalą ir patys žinot, ką įdarysit. Yra pasvalandinis, pas mane viskas tvarkoje. Šitas Title Stream Banners. Kągi jis daro? O jis labai paprastas dalykas, tiesiog kai groja kūrinys eteryje ir rodo kūrinio pavadinimą. Su šiuo PAL skriptu galite parašyti savo tekstą ir kas 15 sekundžių jis pasikeis ir žinos pavadinimą į jūsų nuorodytą tekstą, tarkim jūsų stoties pavadinimą ir po 15 sekundžių vėl rodys dainos pavadinimą. Iš tiesų geras dalykas, čia labai daug yra, patys galite viską išbandyti. Šitų dviejų nebus, šito ir šito nebus, o daugiausia šitas, ką matote, tai viskas bus. Čia iškikina automatiškai vėrėją, iš eterio galite nustatyti, kad kikintų pagal paglą, jeigu nenorit, kad vėrėjai vėl ilgai užsibūtų eteryje. Na, žodžiu, viskas yra, viską išbandykit, viskas ko puikiausiai veikia, tiesiog reikia truputėlį noro ir
viskas, ko puikiausiai jums pavyks. O jei nepavyks, tai rašykit komentaruose, padėsim. Ir tai pirmoji pamoka būtent tokia. Parodžiau, ką reikėjo, ką norėjau ir viskas kaip ir gerai. Na, kažkas manęs klausė, kaip nureguliuoti programą, kad ji nečirkštų eteryje. Tai tiesiog uždėkite bypass ir viskas. Ir kaip matote, garsas sugražėja. Na, žiūrėkite. Groja tyliau ir tikrai daug švariau. Tai būtent tokie dalykai. Paskui kitoje pamokoje parodysiu keletą dalykų su PAL skriptais ir kaip būtent įsinstaliuoti iCastą į jau Linux operacinę sistemą, bet tai bus jau kitoje pamokoje. Na, o kol kas smagaus bandymo, išbandykite patys visus šios dalykus, ką parodžiau. Šie pagidavimai iš tiesų yra geras dalykas. Viskas, ko puikiausiai veikia, galite išmėginti, tai tiek. Ir norėjau šią